poliariniam klimate. Matot, nieko nesimato. Tai šalia medžiai. Štai. Na va, čia mes nusileidom biškį žemiau. Taip pat rūkas. Čia keliamės į viršų. Į viršūnę. Iš ten mes atčiuožėm. Nieko nematom. Na ir čiuožėm irgi nelabai matosi, kur. Ką, iki kito pasimatom. Na va, kylam pagaliau papuolė diena su mažiau rūko. Kylam viršų. Vaizdą nukeltuvo. Vaizdas nukeltuvo, jau čia su pirštu gavosi, sorry. Kylam palei vieną iš ilgiausios 4,5 kilometrų ilgio raudonos trasos atkarpų. Vaizdas puikus. Žmonių, kaip ir visada, čia nedaug. Na, čia tokia atkarpėlė smagesnė. Kas labiausiai žavi šitoj vietovėj, tai miškas. Tiek apačioj, kuris yra gan žalias, tiek viršui, kaip matom, čia yra apie kilometras, kokie 300–400 metrų. Eglės visas apledėja, kietos, net vėjas jų nepalenkia. Ypač kai būna rūkas, tai va šitos eglės praktiškai nesimato, nes tik pusė. Tai va vaizdas kaip už poliarinio rato ir net keista, jeigu kam nors gal pasakytum, kad čia viso labo yra Lenkija. 800 km nuo Kauno. Na va, įplaukiam biškį į rūką. Kaip ir sakiau. Nu, čia aišku dar rūkas toks nėra pats baisiausias. Vakar buvo smagesnis, matėsi gal 10 metrų. Šiandien matosi gal 30 metrų. Tai va, dėkojam už dėmesį. Iki sekančio susimatymo. Dabar leisimės nuo kalno. Taigi mes esam Chala Misijova. Tai yra Pilsko kalno papėdė. Štai matom kokį vaizdą. Čia eina Ryta iš Vilniaus. Čia yra Valentinas. Teatras ir Aleksandras. Mūsų mažytė slidinėjimo frakcija. Tik pavalgiam karčiamoj ir ruošiamės į viršūnę. Na ką, paskutinė diena slidinėjimo, pagaliau gavom saulės. Štai kokie vaizdai matosi nuo kalno viršūnės. Štai čia aukščiausias keltuvėlis ir ten 1,5 kažkiek tai Pilsko kalnas. Sąlygos slidinėjimai labai geros. Gaila, kad tenka palikti šį gražų kurortą. Jau šiandien paskutinė diena. Štai matom, užeina lengvas debesėlis iš vakarų pusės. Ir nieko nebesimato. Dėkui, iki kito, iki. Na ką, esam mūsų baziniai stoty. Halas Čavynai. Čia yra pora kavinukių. Galima nusipirkti dešrelių, troškintų kopūstų, arbatos, karšto vyno ir pailsėti.
Šito vietoj yra 5 ilgiausios trasos vidurys, jos ilgis apie 4,5 kilometro. Tai va, pusę trasos galim pasikelt keltuku su kėdutėm, na, kitą pusę trasos dėja reikia keltis bugeliukais. Bet tai nėra sudėtinga. Štai čia turim centrinį namą ir man atneša arbatą. A ja jedną herbatę. Jedną? Aha. Tai va, kaip ir sakiau, paskutinė diena, oras puikus, šiek tiek vėjas viršūniai, bet viskas labai gerai ir smagu. Ačiū už dėmesį. Iki. Na ką, atėjo atsisveikinimo momentas, daiktai sukrauti, kolektyvas pasiruošęs kelioniai, paslidinėjom į Vales, čia mūsų namas toks, oras, kaip matot, tikrai kelioninis, į mane aktyviai, intensyviai mėta iš gniūšių kažkas. Tai va. Ką, skaitom, kad kelionė pasisekė, tik reikia dar saugiai grįžti namo ir tiek. Iki.